Nieko nebegalima priimti taip, kaip atrodo, ir net paprasti pareiškimai sukelia dar daugiau intrigų, kurias šiandien turėsime išnarplioti. Kaip tikriausiai aišku, kalbu apie Irano susitarimą maždaug 2026 m. birželį. Išgirdęs apie šio susitarimo paskelbimą, maniau, kad žinau, ką daryti. Žinoma, atrodo, kad čia buvome jau 67 kartus anksčiau, bet šį kartą jie mane patikina, kad tai tikra. Trečiosios šalys atrodo tai patvirtina, o penktadienį vyks pasirašymo ceremonija. Bet kokiu atveju galėtume tiesiog peržiūrėti sąlygas ir anksti pažvelgti atgal į karą bei įvertinti, kur tai pastato JAV politinės ir karinės pozicijas artimiausiams keliems metams. Hei paprasta. Na, šio vaizdo įrašo miniatiūroje buvo parašyta, kas yra šiame susitarime. Galbūt tai perskaitėte kaip klausimą, į kurį šis vaizdo įrašas atsakys. Bet ne, tai yra nuolatinis klausimas ir iš tikrųjų tai yra įdomesnis dalykas. Todėl šiandien daugiausia laiko turime skirti šią dramą supančių įvykių nagrinėjimui, kartu aptariant, kaip užtikrinti atitikti bet kokiam susitarimui ir šiek tiek pakalbėti apie linijas žemėlapiuose. Trumpas paskelbė, kad sekmadienio popietę buvo pasiektas susitarimas. Apie tai pranešė Truth Social įraše, kuriame pateikia tik tiek detalių. Nemokamas praėjimas per Ormuzo sąsiaurį ir JAV blokados pabaiga. Daugiau detalių nebuvo pateikta, nes Trumpas tuo metu buvo užsiėmęs narvų kovomis Baltųjų rūmų vejoje, o iškart po to išvyko į G7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Nėra abejonių, kad Irano politika dominuos ten vykstančiose diskusijose. Norėdami sužinoti daugiau detalių, turime pasikapstyti giliau. Maždaug valanda prieš Donaldo Trumpo įrašą, Irano valstybinė žiniasklaida paskelbė straipsnį, kuriame aptariamas 14 punktų planas. Angliakalbiai žiniasklaidos kanalai tai pastebėjo ir traktavo kaip Irano versiją susitarimo, kas tikriausiai nėra teisingas aiškinimas, nebent pažodžiui suprastumėte tuos žodžius – Irano versija susitarimo, o ne Iranas apibūdina, kas yra tame susitarime. Tai skamba kaip tipiška publikacija iš, tarkime, pastarųjų 2 mėnesių. Daug kalbama apie tai, ko nori Iranas, bet nėra teigiama, kad tai yra tikrasis susitarimas, dėl kurio šalys susitarė. Tegul tai bus bendras priminimas. Kai socialiniuose tinkluose matote naujieną, kurioje teigiama, kad šaltinis X pasakė Z, bet nėra nuorodos į šaltinį X, galbūt verta paieškoti originalaus straipsnio ir įsitikinti, kad jie iš tikrųjų pasakė Z. Na, aš tą žingsnį jau žengiau už jūs. Ir kiek tai verta, štai pagrindiniai punktai iš Irano žiniasklaidos šaltinio. Pirmas punktas. Iranas ir Omanas turi teisę rinkti mokesčius, mainais už, cituoju, saugumo, navigacijos ir apsaugos paslaugų teikimą sąsiauryje. Ir tai, cituoju, išliks nepakitę pagal bet kokį būsimą susitarimą. Atkreipkite dėmesį, kad tai jau prieštarauja JAV susitarimo versijai, o tai turėtų kelti tam tikrų abejonių. Antras punktas. Karas liausis visuose frontuose, įskaitant Izraelį ir Libaną, o Jungtinės valstijos garantuos, kad Izraelis laikysis susitarimo. Izraelis jau atsisakė to, todėl sėkmės tikintis, kad visa tai išliks galioti. Kaip tikriausiai jau pastebėjote, dėl to, kiek tai iškreipė JAV politinę aplinką, Baltieji rūmai turi reikšmingų svertų, kuriuos gali panaudoti priversdami Izraelį nutraukti karą Libane. Svarbiausias iš jų – JAV karinės pagalbos nutraukimas. Neaišku, ar Trumpas nori tai padaryti, nors pranešimai rodo, kad Netanyahu taip pat pradėjo jam nervinti. Trečias punktas. JAV blokada turi būti nutraukta per 30 dienų. Valio, pagaliau kažkas nuoseklaus tarp abiejų partijų. Ketvirtas punktas. Siūloma $300 milijardų vystymo ir atstatymo fondas. Kažkas panašaus tikrai gali įvykti, nors sunku įsivaizduoti, kad pinigai ateitų iš kur nors kitur, o ne iš įšaldytų Irano lėšų. Iš esmės tai reikštų, kad būtų atlaisvinti Irano pinigai, kurie šiuo metu yra įstrigę kokioje nors sąskaitoje vakarų šalyje. Jei tai tiesa, Iranas tikrai apibūdins tai kaip reparacijų mokėjimus. Bet manau, kad suprasti, iš kur tiksliai tie pinigai ateina, yra svarbi šios istorijos dalis. Taip pat, apibūdindama bendrą įšaldytų lėšų atlaisvinimą, Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Iranas laiko tai vienu svarbiausių pirmojo etapo pasiekimų ir išlieka pasiryžęs jį užtikrinti. Leiskite pabrėžti tą citatos pabaigą. Išlieka pasiryžęs tai užtikrinti. Tai nėra susitarimas, kuris jau galioja. Derybos vis dar vyksta. Taigi, dar kartą, vertinkite tai atitinkamai. Penktas punktas.
Jungtinės valstijos įsipareigojo panaikinti pagrindinės sankcijas Iranui. Gerai, tai aiškiai parodo, kad tariama Irano susitarimo versija visiškai neatitinka politinės realybės Vašingtone. Dėl to dar labiau abejoju, ar Irano pateikta susitarimo santrauka yra tiksli ir ar tai nėra tik Irano politikos formuotojo bandymas, kuris jam pavyko pritraukti dėmesį antraštėse. Viena iš priežasčių, dėl kurių Iranas skundėsi dėl bendrojo visapusiško veiksmų plano dar 2015 metais, buvo ta, kad susitarimas lėmė tik tai, jog Obama paskelbė laikinas sankcijas. Išimtis, o konkrečiai išimtis dėl antrinių sankcijų, kurios buvo taikomos Irano produktų pirkėjams. Iranas teigia, kad pagrindinės sankcijos bus panaikintos. Tai reiškia sankcijas pačiam Iranui. Ir taip pat užsimenama, kad sankcijos bus visiškai panaikintos, o ne tik laikinai sušvelnintos per sankcijų išimtį. Dabar jūs galite klausti, kaip iš tikrųjų gali būti panaikintos sankcijos? Na, trumpuoju laikotarpiu atsakymas yra tik Kongresui priėmus įstatymą. Savo ruožtu galite klausti, ką apie tai mano Kongresas. Džiaugiuosi, kad paklausėte. 2016 m. gruodį Kongresas pratęsė Irano sankcijų įstatymą 10 metų. Atstovų rūmuose už balsavo 419 prieš 1, o Senate 99 už 0 prieš. Barackas Obama 10 dienų nesiėmė jokių veiksmų dėl įstatymo, taip leisdamas jam įsigalioti be Kongreso būtinybės gaišti laiką formaliai atmesti prezidento veto. Apie visą šį sankcijų klausimą dar pakalbėsiu po minutės, bet Donaldas Trumpas negali pažadėti to, ką Iranas sako esant svarstoma. Tai yra niuansas, kurio visuomenės nuomonė nesupras. Ir tai vėlgi verčia mane manyti, kad straipsnis yra Irano bandymas paveikti informacinę erdvę, o ne tikslus derybų eigos atspindys. 6 punktas. Tolimesnės derybos dėl Irano branduolinės programos apsiriboja tik labai praturtintų uranu. Arba bent jau tai yra pirmas dalykas, kurį jis sako. Po kelių pastraipų taip pat sakoma, kad Iranas įsipareigoja negaminti branduolinio ginklo. Labai praturtinto urano kontrolė turėtų reikšti ir antrąjį punktą, bet manau, kad verta tai paminėti. Lieka išspręsti klausimą, ką daryti su Irano sukauptu 60% praturtintų uranu, dėl kurio, kaip teigia Irano žiniasklaida, bus nuspręsta pagal, cituoju, Teherano pasiūlytą formulę. Jei ši frazė jums neatrodė prasminga, klausimą reikia išspręsti, bet Teheranas pats nusprendžia, ką nori daryti, jūs nesate vieni. Bet kuriuo atveju, visas šis būsimų derybų kontekstas reiškia, kad turėtume nustoti kalbėti apie tai kaip apie susitarimą ir vietoj to pradėti kalbėti apie būsimas derybas. Dabar, jei vyksta bent kažkas panašaus į tai, ką sako Trumpas ar Irano žiniasklaida, tai gali reikšti pagerėjimą palyginti su dabartinė padėtimi, ypač naftos rinkoms. Nėra abejonių, kad vartotojai visame pasaulyje įvertins laisviau tekančią naftą. Tačiau tai vargu ar galima vadinti sandoriu ta prasme, kaip jis buvo pristatytas. Net Irano žiniasklaida pažymėjo, kad ankstesnėme punkte numatytas sankcijų sušvelninimas priklauso nuo susitarimo pasiekimo čia. Taigi, sėkmės. 7 punktas. Jungtinės valstijos per 30 dienų išves JAV pajėgas iš teritorijų esančių prie Irano sienų. Tai yra nuostata, kuri yra pakankamai neaiški, kad neturėtų jokios tikros prasmės. Ar Jungtinės valstijos išves dalį savo karinio jūrų laivyno pajėgų iš šio regiono? Žinoma, jos buvo sutelktos ten karo tikslams. Kai konfliktas aprims, nėra jokios priežasties visoms joms likti. Ir manau, kad valstybės sekretorius mano, jog Kuba šiuo metų laiku yra maloni. Tačiau Jungtinės valstijos turi absurdiškai daug karinės infrastruktūros ir bazių visame regione. Nėra jokios galimybės, kad Baltieji rūmai atsisakytų savo galios demonstravimo galimybių ten. Tad manau, kad teiginys, jog JAV pajėgos turi pasitraukti iš teritorijų aplink Iraną per 30 dienų, gali būti techniškai tikslus, tačiau jis pakankamai miglotas, kad Iranas galėtų tai laikyti didžiulę pergalę, nors iš tikrųjų mes tiesiog grįžtame prie ankstesnės padėties. Ir tai suteikia tau 7 taškus. Nežinau, kaip tariamas 14 punktų planas padalyja juos į daugiau punktų, arba ar yra papildomų nuostatų, kurios nėra paminėtos. Tarkime, tos, kurios būtų mažiau palankios Iranui. Bet apibendrinant, žinomas šio tariamo susitarimo sąlygas yra daugybė žiniasklaidos diskusijų, kurios tikėtina galiausiai bus bevertės. Ar buvo būdas išspręsti šią problemą?
Taip, Baltieji rūmai galėjo paskelbti savo 14 punktų versijos santrauką, net jei tai nebūtų buvusi pažodinė kopija to, kas bus pasirašyta penktadienį. Tačiau narvo kovų triukšmas ir artėjanti pagrindinė kova Prancūzijoje lėmė, kad negavome nieko ir dabar tiesiog liekame čia, verdame savo sultyse. Vis dėlto noriu pasakyti bendrą mintį apie susitarimo tarp dviejų šalių vykdymo užtikrinimą. Atskira žiniasklaidos pasakojimo linija, kuri tęsiasi jau kelis mėnesius, yra ta, kad lieka paslaptis, kaip priversti šalis sudaryti tokį susitarimą, kurio abi pusės ilgainiui laikytųsi praktiškai. Irano pusėje kyla susirūpinimas, kad Trumpas vieną dieną gali nuspręsti, jog nori kitokio susitarimo. JAV pusėje kyla susirūpinimas, kad Teheranas vieną dieną tiesiog gali pradėti kurti branduolinius ginklus. Leiskite man būti kuo atviresniam šiuo klausimu. Tai nėra jokia paslaptis. Tai yra išspręsta problema. Gėda, kad vyraujantis diskursas tai traktuoja kitaip. Galiausiai, be reikalo švaistome dar daugiau laiko, diskutuodami apie neteisingus dalykus. O Irano pusėje, atspėkite ką? Susitarimai, kuriuose dalyvauja regioninės ar didžiosios valstybės, tarptautiniuose santykiuose nėra užtikrinami iš išorės. Tai buvo tiesioginė prasme 100 metų ir vis dėlto dauguma susitarimų veikia. Ir priežastis ta, kad pasitraukus iš susitarimo, šalys vėl grįžta prie karo, o karas yra brangus. Taigi, jei norite, kad susitarimas būtų savaime vykdomas, sudarykite tokį susitarimą, kuris atitiktų tai, ko abi šalys tikisi gauti iš karo. Tada abi pusės norės laikyti susitarimo, kad nereikėtų grįžti prie kovų, kurios duotų maždaug tą patį rezultatą, bet taip pat abiem pusėms sukeltų didelių nuostolių. Gerai, tai buvo teorija. Kaip Iranas tai įgyvendina praktiškai? Svarbiausios naujienos – tai Ormuzo sąsiauris. Galimybę uždaryti sąsiaurį suteikia Iranui svertų. Žinoma, ši Baltieji rūmai arba kiti Baltieji rūmai po jų arba dar kiti Baltieji rūmai galėtų atsisakyti šio susitarimo. Bet tada sąsiauris vėl uždaromas ir mes vėl grįžtame į tą pačią situaciją, kurioje esame dabar. Tai nėra gerai Jungtinėms valstijoms. Štai kodėl, nepaisant daugybės priešingų diskusijų, sunku patikėti, kad bet koks tvarus susitarimas leistų Iranui ir toliau reketuoti laivus, bandančius praplaukti per Hormūzo sąsiaurį. Aš suprantu, kodėl Teheranas nori tai daryti. Čia gali būti statoma daug pinigų. Tačiau tai taip pat yra siaubingai neefektyvus rezultatas, kurį JAV mano būtų blogesnis nei tai, ką galėtų sukelti karas. Tačiau kitaip tariant, Iranas regis nori ir vilką sotesnį palikti, ir avį sveiką turėti. Tai neįmanoma. Arba atverkite Hormūzo sąsiaurį, arba turėkite neįvykdomą susitarimą. Jūsų pasirinkimas. O JAV pusėje atspėkite ką. Sutartis, kuriomis bandoma sustabdyti ginklų programas, reikalauja tam tikrų nuolaidų potencialiam kūrėjui. Neseniai apie tai išsamei kalbėjau savo paskaitoje Tarptautinių santykių įvado serijoje, todėl nenoriu kartoti teorijos. Tačiau tai yra pagrindinė idėja. Jei nenorite, kad kas nors ką nors darytų, tuomet padeda duoti jiems tai, ko jie nori mainais. Praktiškai čia tai greičiausiai reikštų sankcijų sušvelninimą. O tai savo ruožtų kelia klausimų dėl Kongreso noro su tuo sutikti. Dabartinės Irano sankcijos baigia galioti metų pabaigoje. Todėl plataus masto sankcijų sušvelninimas nėra toks paprastas, kaip tik turėti reikiamų įstatymų leidėjų paramą dar vienam pratęsimui. Jei manome, kad Donaldas Trumpas norėtų apsaugoti savo susitarimą ir todėl vetuotų bet ką, kas prieštarauja tam ir atsidurtų ant jo stalo, mums reikėtų kvalifikuotos daugumos atstovų rūmose ir senate, kad būtų galima atmesti veto. Prieš 10 metų vykę balsavimai 419 prieš 1 ir 99 prieš 0 rodo, kad tokios kvalifikuotos daugumos egzistuoja. Demokratai gali nenorėti remti Donaldo Trumpo politikos, nes Iranas prezidentui yra politiškai nenaudinga tema. Respublikonai tradiciškai buvo griežtesni Irano atžvilgiu, todėl jie taip pat gali norėti nesutikti su prezidentu dėl kitų priežasčių. Tačiau Donaldas Trumpas moka priversti Kongreso respublikonus balsuoti taip, kaip jam patinka, todėl kas žino. Visa tai man atrodo tarsi gyvenimas keistame pasaulyje, kur viskas apsivertė aukštyn kojomis ir dabar mes kalbame apie tai, kad Trumpas suteikė sankcijų palengvinimą Iranui, nors anksčiau taip kritikavo Obamą už tą patį. Tačiau vienintelė prievartinė alternatyva čia yra grasinti didesniais kariniais veiksmais, o atrodo, kad būtent to jis ir stengiasi išvengti. Sveiki atvykę į kitą mūsų vis labiau sudėtingo karo pasaulio etapą.
Dabar nemanau, kad efektyvių įgyvendinimo mechanizmų kūrimas yra paslaptis bet kuriai sandorio pusiai. Todėl, kai girdžiu, kaip kuri nors pusė skundžiasi įgyvendinimo mechanizmais, aš jų žodžių nepriimu pažodžiui. Ką aš iš tikrųjų girdžiu, tai mes norime daugiau iš šio sandorio ir norime, kad jūs manytumėte, jog mums rūpi įgyvendinimo mechanizmai, kad paskatintumėte mus geresnėmis sąlygomis. Tai yra pagrindinis pigios kalbos pavyzdys tarptautinių santykių krizės dėrybose ir mums bus geriau, jei tiesiog tai ignoruosime. Bet, manau, mums teks palaukti dar 60 dienų, kad pamatytume, ar atsiras tiltas galintis sujungti juos. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Trumpas teigia, kad turime susitarimą su Iranu, kuris, atrodo, tėra dabartinių paliaubų pratęsimas, sušvelninant kai kuriuos arba visus su Hormūzo sąsiauriu susijusius apribojimus. Mes dar nežinome tikslių susitarimo detalių, todėl turėtumėte būti itin atsargus, kai matote analizę pagrįstą tariamai nutekintą Irano susitarimo versiją. Galiausiai, sudaryti vykdytinas sutartis nėra taip sunku, kaip šalys bando parodyti. Tačiau pasiekti, kad abi pusės sutiktų, jog esamas susitarimas yra geriau nei tęsiamas konfliktas, gali būti nelengva. Tuo tarpu jūsų kitas pasirinkimas gali būti lengvas. Tai ta ginklų kontrolės paskaita, kurią minėjau anksčiau. Paspauskite čia, kad peržiūrėtumėte. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti ir pasimatysime rytoj. Sėkmės!